It's not going to start the Labas vakaras visiems, malonu čia matyti jūs. Ir šiandieną mes pradėsime mūsų seminarą. Seminaro tema yra archeologija ir Biblijos miestai. Iš tikrųjų mes pažvelgsime į 6 miestus iš viso. Jūs Facebook'e galite rasti įvykį, kuris sukurtas, ten yra visos temos išvardintas. Šios dienos tema yra Filipai, Filipų miestas. Rytoj mes kalbėsime apie Korintą ir taip toliau ir panašiai. Noriu pradėti su malda, kad mes pasimelstumėm, paprašytumėm Dievo, kad Jisai suteiktų mums išminties iš šio žodžio, iš to, ką mes matysime ir mokysimės. Ir tada brolis Laris pradės, prisistatys ir papasakos jums visą, ką Jisai yra paruošęs. Pasimelskime. Mūsų dangiškas Tėve, mūsų Viešpatie, mes dėkojame už nuostabią dieną, už tai, kad Tu subūrei mus čia. Dėkojame Dievui už brolį Larį, kuris atvyko iš Amerikos tam, kad pasidalintų savo žiniomis su mumis, kad mes galėtume Dievę giliau pažinti Tavo žodį, tikrumą, tvirtumą jo ir kad mes galėtumėm pasikliauti jo savo gyvenime, bet kokioje situacijoje. Daug mums sustiprinti savo žinias, pagilinti savo tikėjimą, Dievę sutvirtinti ryšius su Tavimi ir Tavo sūnumi. Palaimink Dievę šią dieną, palaimink šią pamoką, kurią mes dabar klausysimės. Ir tegul būna tai mums visiems į naudą, kad mes augtume dvasiškai, stiprėtume ir galėtume būti Dieve geri Tavo tarnai. Mes džiaugiamės Dieve, kad Tu išgelbėjai mus per savo sūnų Jėzų, kad atsiuntei jį į žemę ir davei mums viltį gyventi su Tavimi. Mes džiaugiamės Dieve dar sykį šią dieną, kad induota mums ir jeigu išauš rytojus, tegul būna jis nuostabus taip pat, kaip ir buvo visos kitos mūsų gyvenimo dienos. Mes prašom ir meldžiam to per Tavo sūnų Jėzų. Amen. Good evening. Labas vakaras. I appreciate the invitation to come and be with you, and I hope that this will be valuable for you. Aš džiaugiuosi, kad buvau pakviestas čia ir galiu būti su jumis ir tikiuosi, kad aš jums būsiu naudingas. Paul had several missionary journeys. Paulius turėjo keletą misionieriškų kelionių. And on the second missionary journey, he traveled from Troas here. Į antroje savo misionieriškoje kelionėje jis keliavo iš Troaso Around the coast to Philippi. Per krantą iki Filipų miesto. And we're going to look at the city of Philippi. Ir mes pažiūrėsime šiandieną į Filipų miestą. Okay, and if you have your Bible, you want to turn to Acts the 16th chapter, beginning with verse 11. Bibliją atsiverskime Apaštalų darbų 16 skyrių ir pradėsime skaityti nuo 11 eilutės. And we're going to, Joseph is going to read to you the story of Philippi. Ir aš jums perskaitysiu istoriją apie Filipų miestą. And so if you will read. Paskaitysime nuo 11 iki skyriaus pabaigos. Išplaukę iš Troadės leidomės tiesiog į Samotrakę ir rytojaus dieną į Neapolį. Iš čia atvykome į Filipus, pirmąjį šios Makedonijos dalies ir kolonijos miestą. Šiame mieste užtrukome kelias dienas. Sabato dieną išėjome už miesto prie upės, kur pagal paprotį buvo maldos vieta, ir atsisėdę kalbėjome susirinkusioms moterims. Viena dievobaiminga moteris vardu Lidija, prekiaujanti purpuro drabužiais, kilusi iš Tiatyrų miesto, klausėsi ir viešpats atvėrė jos širdį tam, ką kalbėjo Paulius. Kai jis su savo namiškiais buvo pakrikštyta, ėmė mūsų prašyti: jei mane laikote viešpatės tikinčiąją, ateikite ir pasilikite mano namuose. Ji tiesiog mus privertė. Kartą einančius į maldos vietą mus pasitiko viena tarnaitė turinti spėjimo dvasią. Spėdama ji daug uždirbdavo savo šeimininkams. Ji ėmė sekti paskui Paulių bei mus šaukdama: šitie vyrai yra aukščiausiojo Dievo tarnai ir skelbia mums išgelbėjimo kelią. Taip darė daugelį dienų. Nebeapsikęsdamas, Paulius atsigręžė ir paliepė dvasiai: Jėzaus Kristaus vardu įsakau tau iš jos išeiti. Ir dvasia tučtuojau išėjo. Šeimininkai pamatė, kad jų pasipelnimo viltis žlugo, sugriebė Paulių bei Silą ir nutempė į miesto aikštę pas vyresnybę.
Nuvedę pas pretorius, jie tarė: šitie žmonės mūsų mieste kelia sąmyšį, jie yra žydai ir skelbia papročius, kurių mums, romėnams, nevalia nei priimti, nei laikytis. Prieš juos sukilo ir minia. Pretoriai nuplėšė nuo jų drabužius ir įsakė juos mušti lazdomis. Davė daug kirčių, įmetė juos į kalėjimą, įsakydami kalėjimo prižiūrėtojų rūpestingai saugoti. Gavęs tokį įsakymą, kalėjimo prižiūrėtojas įgrūdo juos į vidinę kamerą, o jų kojas įtvėrė į šiekštą. Apie vidurnaktį Paulius ir Silas meldėsi ir giedojo Dievui himnus. Kiti kaliniai jų klausėsi. Staiga kilo toks stiprus žemės drebėjimas, jog kalėjimo pamatai susvyravo. Bematant atsivėrė visos durys ir visiems nukrito pančiai. Kalėjimo prižiūrėtojas nubudo ir pamatęs atviras kalėjimo duris, išsitraukė kalaviją, norėdamas nusižudyti. Jis manė, kad kaliniai pabėgo. Bet Paulius garsiai sušuko: nedaryk savo pikto, mes visi esame čia. Paprašęs šviesos, jis šoko vidun ir visas drebėdamas puolė Paulių ir Silų po kojų. Po to išvedė juos laukan ir paklausė: gerbiamieji, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas? Jie atsakė: tikėk viešpatį Jėzų Kristų ir būsi išgelbėtas tu ir tavo namai. Ir jie skelbė viešpatės žodį jam ir jo namiškiams. Ta pačią nakties valandą jis pasiėmė juos, nuplovė jų žaizdas ir nedelsiant kartu su visais saviškiais buvo pakrikštytas. Nusivedęs į savo namus, jis padegė jiems stalą ir su visais namiškiais džiūgavo įtikėjęs Dievą. Dienai išaušus pretoriai pasiuntė lektorius pranešti kalėjimo viršininkui: paleisk tuos žmonės. Tas perdavė tos žodžius Pauliui: pretoriai liepė jūs paleisti, galite eiti ir ramiai keliauti. Bet Paulius jiems atsakė: mūsų Romos piliečius nenuteistus viešai mušė ir įmetė į kalėjimą, dabar nori slapta paleisti, šito nebus, tegul patys ateina ir išveda. Liktoriai perdavė pretoriams šį atsakymą. Išgirdę, kad tai Romos piliečiai, pretoriai išsigando. Jie atėjo, atsiprašė ir išvedę prašė, kad paliktų miestą. Išėję iš kalėjimo, Paulius ir Silas užsuko pas Lidiją, pasimatė su broliais, padrąsino juos ir iškeliavo toliau. When Paul leaves Troas to sail around the coast to Philippi, he has several people with him. Kai Paulius išėjo iš Troadės ir ėjo pakrantę iki Filipų, su juo keliavo keletas žmonių. He has a man named Silas. Su juo keliavo žmogus vardu Silas. And he also has Luke. Lukas. Luke is a fairly new Christian. Lukas buvo naujai tikėjęs. But Luke is the one that writes this story. Ir Lukas rašo šią istoriją. And he has also Timothy with him. Ir taip pat Timotiejus buvo su juo kartu. There may have been others, but these we know were with him. Aišku, gali būti, kad buvo ir daugiau, bet šitos mes žinome tiksliai. As he sails around here, the Bible says in the 11th verse that they come to Philippi and that it was the leading city of the region. Ir kai jie plaukė ten to netoli kranto, mes skaitome 11 eilutėje, kad sakoma apie Filipus, kad tai yra 12 eilutė, kad tai pirmaujantis miestas buvo tame regione. Now, Greece is divided into 3 different regions. Graikija yra padalinta į 3 regionus. Macedonia, Makedonija, Achaia, and Peloponnesia. Ir Peloponnesija. And in Macedonia, Makedonijoje, Philippi is one of the cities in Macedonia. Ir Filipai būtent Makedonijos miestas. And Luke said it's the leading city. Ir Lukas sako, kad tai buvo pirmaujantis miestas. And so people that like to dispute with the Bible disputed that point. Ir žmonės, kurie nori prieštarauti Biblijai, prieštarauja tam faktui. And said Philippi was small compared to Thessaloniki. Jie sako, ne, Filipų miestas buvo mažas, pavyzdžiui, palyginus su Tesalonika. In other words, we're going to say names of cities differently. Jo, mūsų lietuviškai ir angliškai vardai miestų skiriasi šiek tiek. But we'll both be right. Bet mes būsim teisingi, teisus abudu. Thessaloniki was much bigger than Philippi. Ir teisingai, Tesalonikas miestas buvo daug didesnis už Filipą. And Philippi was not even the governing city, Apollonia was.
Ir Filipai net nebuvo kaip sostinė tokia, kur valdžia sėdėjo, buvo Apolonija, buvo tas miestas. And so historians said Luke didn't know what he was talking about here. Ir istorikai sako, Lukas nežino, apie ką jis šneka. But there's more than one way to be a leading city. Ir vienas būdas buvo, kaip tapti pirmaujančiu miestu. And this was probably one of the leading cities of the world. Ir mes pamatysime, kad tai turbūt buvo vienas iš pirmaujančių miestų ne tik toje srityje, bet ir visame pasaulyje. In 564 BC, or 556 BC, 564 prieš Kristų, this city was not called Philippi at that time. šis miestas nebuvo vadinamas tuo metu Filipu. It was called Crenides. Jisai buvo vadinamas Crenides. Kronidis. Atsiprašau, netiksliai išversiu. And the people that lived there discovered gold in the area. Ir žmonės, kurie ten gyveno, jie aptiko auksą. And when they discovered gold, they knew that if other people heard about it, they would be invaded and it'd be taken away from them. Ir jie, kai aptiko jie tą auksą, jie pamastė, jeigu žmonės sužinos aplinkui, jie užplūs tą miestą. They said the Thracians will come over here and they'll kill us all and take our gold. Ir kaimynai, kaip lietuviškai irgi, trakai, taip, trakai, atvyks ir mūsų, sako, visus užgrobs. But one of them knew a leader that lived up here in what is today modern Bulgaria. Ir vienas vadovas gyveno aukščiau tenai, kur šiuo metu yra Bulgarija. And his name was Philip. Ir jo vardas buvo Filipas. And by the way, he lived in Plovdiv, what today is Plovdiv, Bulgaria. Ir jisai gyveno Plovdive, dabar šio metinis yra Bulgarijos miestas. And I helped start the Church of Christ in Plovdiv. Ir padėjau aš tenai bažnyčią įsteigti tame mieste. Anyway, they told him to come because he had a small army of his own. He had 400 men. Bet grįžkime prie to lyderio Filipo, jisai su kariuomenė apie 400 vyrų atkeliavo. They said, come protect us and protect our gold. Nes sako, ateik ir apsaugok mūsų ir mūsų auksą. Pakvietė jį, kad ateitų apginti. So he moved down here with his army and he took their gold. Taigi jisai pakviestas atėjo su savo kariuomenė ir ką jis galvoja, jisai pasiėmė tą auksą. And he changed the name of the city to Philippi. Ir būtent pakeitė miesto pavadinimą į Filipus. And from that point on, he began to use the gold that he found there to consolidate the major cities of Greece. Ir jisai panaudojo tą auksą, kurį užgrobė, kad apvienytų, sujungtų tos pagrindinius to regiono miestus. Did any of you grow up in Macedonia? Ar kas nors iš jūsų užaugo Makedonijoje? Okay. So the reason why I asked that is I referred to this as Greece. And I had a student raise his hand and said, you are wrong, you are very wrong. Ir dėl ko aš tai paklausiau? Aš sakiau, kad čia Graikija ir Graikijos regionas vadinasi Makedonija. He says it Ir was, jis sako, anksčiau studentai keldavo ranką ir sakydavo, jūs neteisingai sakote. he says Philip was a Macedonian. Ir Filipas buvo makedonietis. Well, really Philip was a Bulgarian. Iš tikrųjų, Filipas buvo iš tikrųjų bulgaras. Anyway, he consolidates, he uses the gold to develop an army to consolidate all these cities. Taigi jisai panaudoja auksą ir kariuomenę, kad suvienytų tos miestus. And so in reality, the Greek Empire began at this city. Ir tikrovėje, iš tikrųjų, Graikijos imperija būtent prasidėjo nuo to miesto. And the city looks like this. Don't you like my beautiful drawing? Ar patinka mano nuostabus paišymas, sako. Matote dabar čia Filipo miestą maždaug, aišku. This is the way the city would have looked in Paul's day. Ir taip Pauliaus dienomis atrodė šis miestas. But I told you there was gold there. Ir Well, aš sakiau, kad ten buvo aukso. these are the earrings of Philip. Ir tai auskarai iš Filipų miesto. A few years ago, a farmer was out digging and farming. Prieš keletą metų ūkininkas kasė savo lauką. He caused a hole to come into the ground. He looked in it and he could see things in there. Jisai atkasė kažkokią duobę, atsivėrė ten ir jisai pažiūrė ir pamatė daiktus kažkokius. And they called the archaeologists and they came and took a look. Pakvietė archeologus, jie atvyko pažiūrėti. And they discovered the tomb of King Philip. Ir jie aptiko
karaliaus Filipo kapą. And there's a museum in Thessaloniki today that has all of these things. Ir Tesalonikos muziejuje šiomis dienomis galima visus tos daiktus ten pamatyti. And these are the earrings of King Philip. Ir čia yra auskarai karaliaus Filipo. And in the museum there are many gold items that were his. Ir muziejuje taip pat yra daug auksinių daiktų iš to miesto laikų. So this is a notable city because the Greek Empire started here. Ir tai labai svarbus miestas, nes būtent ten prasidėjo Graikijos imperija. But not only the Greek Empire started here, Bet ne tik tai. the Roman Empire started here. Romiečių imperija irgi ten prasidėjo, Romos imperija. For the first a few generations of Rome, it was a republic, not an empire, it was a republic. Pirmais amžiais Romos imperijos jinai nebuvo vadinama imperija, jinai buvo vadinama respublika. But Julius Caesar began to have victories, and he had in his mind that he would become the emperor and have an empire. Bet Julius Cezaris turėjo savo galvoje tokį svajonę mintį tapti imperatoriumi. Well, the people in the Senate were afraid. They did not want to have an empire. They wanted to have a republic. O senatoriai, visi žmonės senate, jie bijojo ir nenorėjo, kad būtų imperija, jie norėjo turėti respubliką. So there was a rebellion by the senators against Julius Caesar. Sukilimas prieš Cezarį, visi senatoriai sukilo. Most of you know the story of Brutus and Cassius. Daugelis turbūt iš jūsų žino istoriją apie Brutą ir Kasėją. They lead the rebellion and they killed Julius Caesar. Jie vadovavo sukilimui ir nužudė Julijų Cezarį. And Mark Antony does the funeral. Ir Markas Antonijus laidoja. And he turns the people against Brutus and Cassius. Ir tada jisai atkreipė žmonės prieš tą Brutą ir tos, kurie nužudė Cezarį. And so Brutus and Cassius leave Rome, and Cassius has an army over here. Taigi Brutas ir Kasijus paliko Romą ir Kasijus turėjo savo kariuomenę štai čia. And Brutus has an army here. O Bruto armija apsistojo čia. They join their armies together. Jie sujungė savo kariuomenę. And in Rome, they put together two armies. Ir Romoje jie turėjo dar dvi kariuomenę. Mark Antony has an army. Marko Antonijaus kariuomenė. And Octavian, the adopted son of Julius Caesar, has an army. Ir Oktavijus, kuris buvo įvaikintas Julijaus Cezariaus sūnus, taip pat turėjo savo kariuomenę. And these four armies meet here at Philippi. Ir šios keturios kariuomenės susitiko Filipuose. And so Brutus has his army here. Bruto armija štai čia. Cassius has his army here. Kasijaus viduje. Anthony has his army here. Antonijaus čia. Octavius has his army here. Octavius čia. And they clash. Jie įvyko mūšis vieningas. Brutus's army starts winning against Octavius. Bruto kariuomenė ėmė nugalėti Octavijų. Cassius feels safe because the army that is here is there's a swamp here. O Kasijus jautėsi saugus, nes priešininkų armija buvo už miesto ribų, o čia buvo pelkės tokios liūnai. And so he is not worried because they can't get across the swamp. Ir jis nesijaudino, nes priešininkų kariuomenė negalėjo pereiti per tas pelkės. But Mark Antony drains the swamp into this river. Bet Markas Antonijus išdžiovino tas pelkės, nukasdamas kanalus į upę. And his men are able then to enter the city Ir here. tada jo žmonės įžengė į miestą. When Cassius sees that the army has entered, Ir kai Kasijus pamatė, kad puola, he's up here and he kills himself. jisai užlipo į kalną ir nusižudė. Well, when word comes to Brutus Ir kai atėjo žinia Brutui, that Mark Antony is in the city, tada Markas Antonijus jau buvo mieste. he realizes he's trapped. Ir tas Brutas suprato, kad jisai spastosi. And so he kills himself. Ir jisai irgi nusižudė. Among the Romans, suicide was an honorable thing. Ir tarp romiečių savižudybė buvo garbingas dalykas. So there was a victory for Mark Antony and for Octavius. Taigi Octavius ir Markas Antonijus nugalėjo.
Shortly after that, Mark Antony and Octavius go to war with each other. Neužilgo po to Markas Antonijus ir Oktavijus tarpusavėje nekariavo. And Octavius changed his name Ir Oktavijus pakeitė vardą savo. to Augustus Caesar. Augustas Cezaris. He is the Caesar that was the Caesar when Jesus was born on earth. Ir jisai buvo būtent tas Cezaris, kai Jėzus atėjo į žemę, gimė Jėzus. And what he does is he declares himself emperor of Rome. Ir jisai paskelbė save Romos imperatoriumi. And he turns the Roman Republic into an empire. Ir jisai Romos Respubliką pavertė į imperiją. And he says the empire, the Roman Empire started in this city Ir because of jisai this city. būtent sako, kad Romos imperija prasidėjo būtent šitame mieste. So two empires start here. Taigi dvi imperijos jau prasidėjo šiame mieste. That makes it a leading city. Ir tai aišku vadovaujantis miestas, pirmaujantis miestas. And now it is this same city that Paul comes to for the first city in Europe Ir tai buvo pirmasis miestas, kur Paulius atvyko į Europą, to bring Christianity to Europe. nešdamas krikščionybę Europai. So now we want to look at the city a little bit. Pažvelkime šiek tiek į patį miestą. And you're looking at the headstone of the city. Jūs žvelgiate į miesto akmenį, sieną. And you see this city was covered for many centuries. Ir centuries. It was covered with dirt for many centuries. Ir daugelį metų šitas miestas buvo padengtas žemėm, purvais. And for a long time they didn't know where it was. Niekas ilgą metą nežinojo, kur jis iš tikrųjų buvo. But when they found out where it was, Bet kai aptiko jį, they were able to excavate, and they had the headstone of the city. It says Philippi right there. ir štai, kai jie aptiko, jie atkasė daug ką ir surado pagrindinį tą akmenį vadinamą, ant kurio parašyta Filipai. So we can be sure we have the right city. Taigi mes galim būti tikri, kad čia būtent tas miestas Filipai. And in the city, there is a highway that goes through it. Ir mieste yra autostrada. It was called the Ignatian Way. Ir tai agnostikų kelias vadinamas taip. Tai buvo And vadinamas. the highway still exists. Ignasijaus kelias, taip. The highway still exists. Ir šis kelias vis dar tebėra. You can see some of the ruts from the chariots. Ir matote vėžės iš karietų, kaip kur. Wouldn't you like to drive in a chariot on this road? Ar norėtumėt su karieta pravažiuoti šio keliu? Labai gravytų turbūt. I've been on some roads that were a lot worse than this one. Aš važiavau keliais, kurie daug blogesni už šitą iš tikrųjų. I was in Mexico preaching, Pamokslavau Meksikoje. and a preacher came and said to me, "Would you come and speak at my congregation?" Pamokslininkas atėjo, sako, gal tu galėtum pamokslauti mano bendruomenėje. And I said, "Well, where is it?" He said, "Oh, about 30 miles from here." O aš paklausiau, kur jinai yra? Jis sako, apie 50 km nuo čia. And so I got in a car and we rode towards the city, and we were on a nice highway. Taigi sėdau į mašiną ir mes važiavome puikiu keliu. And then we turned off of the highway onto a road like this. Nusukome į keliuką panašų į šitą. And I thought, this is terrible. Ir aš maniau, wow, And then we come to a Y in the road. Y, the road splits. O, ir tada buvo išsiskyrę keliai, kryžkelės. And we go on this road, and it is way worse than this road. Ir dar važiavom tada jau tokį, kuris daug blogesnis už šitą. And then we come to another Y in the road. Dar viena kryžkelė buvo. And the driver of the truck tells me, says, "Larry, the road from here on is bad." Ir tada tik vairuotojas sako, Larry, nuo čia kelias bus blogas. And all it was a creek bed. Creekville? Creek is a small river. Ok. Taigi buvo prie mažo upelio, toksai keliukas per upelį, galim sakyti. Straight up a mountain. Ir tiesiai į kalną. And we came to a little village on top of the mountain. Ir mes atvykome į tokį mažą miestelį ant kalno viršaus. So this is a nice road Taigi čia dar geras kelias, compared to some other roads. palyginus su kitais. But this is the road that Paul traveled on. Bet tai būtent kelias, kurio turbūt keliavo Paulius. As he comes inland, he uses this road. Ir kai įeini į miestą, maždaug turėtų naudoti, eiti šiuo keliu. And this road actually goes through the middle of the city. Jisai eina per patį vidurį miesto. This is the road.
štai šis kelias. Now, if you remember, Lydia and her family are converted here, Atsimenate, Lidija ir jos šeima atsivertė čia. and they're baptized in this river over there outside the city. Jie buvo pakrikštyti va čia upėje prie pat miesto. And it's a small river, Tai mažas upeliukas, but a very nice river to baptize in. bet labai nuostabus ten, krikštyti labai greita. Now, on that road, Tame kelyje you have markers like this, yra tokie ženklai. and they were Roman mile markers. Roman mile is different than ours, but Šie ženklai žymėjo romėnų mylę ir jin šiek tiek kitokia, negu mes žinome mylę Amerikoje. do you remember Jesus saying, if somebody compels you to go a mile, go 2 miles with him? Atsimenate, ką Jėzus sakė, jeigu kažkas paprašytų jūsų panešti, eiti mylę, panešti nešulį, jūs paneškite 2 mylias. Roman law required it, said that any soldier that was carrying these things could come up to anybody and say, you carry my things. Ir Romos įsakymas bylojo, kad bet kuris Romos karys prieėjęs prie bet kokio kito žmogaus gali duoti savo nešulį, kad jisai neštų, sakytų nešk ir jis turi nešti. But the Roman law said you only had to carry 1 mile. Bet Romos įsakymai taip pat sako, kad tas žmogus privalo nešti tik tai 1 mylią. And they had markers like this to show you, okay, you go from this one to the next one. Ir būtent tokie ženklai žymėjo, kad, pavyzdžiui, nuo čia iki kito ženklo ta mylė ir yra. And then when you got to the next one, you threw it down and said, I've done my duty. Kai nukeliauji iki kito nuo šio, meti tos visus nešulius ir sakai, viskas užteks, pats nešulius. But Jesus says to the Christian, go a 2nd mile. Bet Jėzus krikščionims sakė, eikite dar 1 mylę. The first one was your duty. Ir tai, The first one was your duty. kad pirma mylė tai yra pareiga, The second one, you have opportunity to make a friend. o antra mylė tai yra galimybė susidraugauti. And so these were the mile markers that they used. Ir štai va tokie buvo mylių žymėjimo ženklai. And you're looking at some of the excavation of the business area of ancient Philippi. Jūs žvelgiate dabar į nuotrauką, kur buvo kasinėjama vietovė, kurioje vyko verslas kaip turgus panašiai. Now, you have to understand, when archaeologists dig, they can't dig out all the city. They don't have the money, resources to dig it all out. Archeologai, aišku, neturi tiek pinigų, kad paimtų, pavyzdžiui, ir iškastų visą miestą. So, if you were out here, there'd be more of the city, but you can't dig there. The government won't let you dig. Ir va tenai, kuris įrodė aukščiau, ten taip pat buvo miestas, bet vyriausybė valdžia neleidžia ten kasinėti. I'd love to go there with a shovel and Aš, aišku, dig norėčiau some. eiti su kasku ten ir kasti kažkas. And right here, Štai čia, you're looking at this whole area here is the area that we read about in the Bible, where the young lady keeps walking close to Paul and saying, these men are men of the Most High God. štai čia ta vieta, kuri parodė jisai, ten, tai būtent ta vieta, apie kurią mes skaitėme ištraukoje, apie tą moterį, kuri ėjo ir šaukė paskui. Štai tie žmonės, kurie kalba ten ta, kurie turėjo spėjimų taip pat. It would be called the Agora or Agora, Ši vieta buvo vadinama Agora, like the marketplace. kaip turgus. And by the way, you have different pronunciations of the same word in Greek. If you're in Macedonia, it's the Agora. Aišku, iš šios vietos yra kalbų, atsižvelgiant į kalbas, skirtingi tarimai. Pavyzdžiui, būtų net Makedonijoje, tai vadintų Agora. But if you're over in Athens, in Achaia, it's Agora, one of them's Agora, one's Agora. Bet jeigu būtumėt, pavyzdžiui, Atėnuose, Graikijoje, tai vadintų Agora. Ne Agora, Agora. So, if you remember when Paul cast the demon out of this young lady, Ar atsimenate, kad toje istorijoje Paulius išvarė demoną iš tos moters? this angers the ones that sponsored her or owned her. Ir tai supykdė tos moters, kaip sakyti, savininkus, šeimininkus. She evidently was a soothsayer.
could tell you your future. Jinai buvo spėjikė, galėjo pasakyti, pavyzdžiui, ateitį, kaip pas mus dažniausiai tai daro čigonės. And evidently she had some kind of demon that they gave her some kind of ability. Ir aišku, turbūt jinai turėjo kažkokį demoną, kuris suteikė jai tą galimybę. So the men profited from her services. Ir The men made profit, they made money out of her services. ir kad tie vyrai, žmonės iš jos uždirbdavo. So when Paul casts out the demon, they're angry. Ir kai Paulius išvarė tą demoną, jie supyko. And so they take Paul before the governor of the city. Taigi jie nuvedė Paulių priešais miesto valdžią, Before the leaders of the city. miesto vadovą. And the office building was right here. Ir štai jau buvo čia, galim sakyti, kaip vieta, kur... And I'm standing in the very area where Paul stood at that time. It's you? It's not you? Yes, this is me. Ir čia stovėjo, kur Paulius turbūt stovėjo, buvo atvestas prieš valdininkus. I've tried to lose a little weight since then. Ir nuo to laiko bandau numesti šiek tiek svorio. In the city, there's also a theater. Ir mieste taip pat buvo ir teatras. And the Romans were very good with theaters and the ability to make a speaker be heard all over. Romiečiai buvo labai gabūs statant teatrus ir jie pastatydavo labai kruopščiai ir tiksliai, kad visi galėtų girdėti. This is a brother in Christ. Štai čia mano brolis Kristus. He used to preach for the Church of Christ at Thessaloniki. Jisai pamokslavo Tesalonikoje Kristos bažnyčioje. And his father used to preach for the Church of Christ in Athens. O jo tėvas pamokslavo Kristos bažnyčioje Atėnuose. And we were traveling together, and Mes kartu keliavome. so I went up in the stands up here, Aš maždaug stovėjau ten bet viršuje pačiam. and he talked in a normal voice down here, O jisai kalbėjo paprastu ramiu balsu. and I could hear him easily Ir aš viską puikiai girdėjau. because Romans knew acoustics. Jie labai gerai išmanė akustiką. Now, in the city, there was also a temple, Mieste taip pat buvo šventykla. and when Christianity began to grow, Kai krikščionybė ėmė augti, they began to replace the other religions that were there. kai krikščionybė ėmė keisti kitas religijas buvusias anksčiau. And in this particular case, they took over this temple. The Christians, this temple became not used. Ir kai krikščionybė įsigalėjo tenai, tada ši vietovė nebebuvo paprasčiausiai naudojama. And this right here is the jail that Paul would have been put in. Štai čia yra kalėjimas, maždaug toks pat, į kurį buvo įkalintas Paulius. If you remember the story that Joseph read to you, Atsimenate tą istoriją, kur skaičiau jums. after Paul cast out the demon out of the young girl, Kai Paulius išvarė demoną iš tos merginos, he's taken before the authorities, jis buvo nuvestas prieš and vyrus. they threw him in prison and beat him. Ir jie įmetė į kalėjimą ir sumušė. And he and Silas are in this prison. Ir jisai buvo viduje tokio kalėjimo. And the Bible says that they were in stocks. Stocks are like to hold you down. What's that? Ai, kad legs, yeah. Kad jų kojos buvo surakintos, įstatytos į tokias kaladiškai sutvirtinimus. And they cut. Jo, šešta, aš nežinau, lietuviškai žodis toks įdomus, bet kaladis. And they made a cutaway so that you could look down in the prison, the cell where Paul was. Ir čia padarė skylę, išpjovė specialiai, kad galima būtų pažiūrėti į vidų kalėjimo, būtent kaip Paulius ten turėjo jaustis. And I thought, how cruel can you be? I mean, you beat a man and then you put him in stocks. Aš pamaniau, koks turi būti žiaurus, kad sumuštum žmogų, paskui įstatytum jo kojas į kaladę. But you see, they did that back then because it was easy to dig out of a prison. I mean, it wasn't as secure as our prisons are.
Aha, ir jie darydavo tai, kad būdavo lengviau paprasčiausiai užkasti juos. Jiem buvo lengviau išsikasti, nebuvo apsaugos. Jo, Tu galėjai pabėgti. jo, ir dėl to jie niekad nepralystų turbūt pro tas visas skylės ir But if you have these stalks on you, you could dig all you want, but you couldn't get out. jo, kad būtent tu gali kasti, ką nori daryti, bet tu neišvysi su tom kaladėm. Kaip And if you remember the story, during the night, Paul and Silas began to sing. Ir atsimenant istoriją, kad nakties metu Paulius ir Silas ėmė giedoti. And they're in pain, but they're singing praises to God. Jiems skaudėjo, aišku, bet jie šlovino Dievą. And shortly after that, God sends an earthquake. Ir neužilgo Dievas atsiuntė žemės drebėjimą. And the doors to the cells open. Ir atsivėrė duris kalėjimo. But Paul and Silas do not try to escape. Bet Paulius ir Silas nebandė pabėgti. And the Roman soldier comes running up, the jailer, Ir atbėgo tas prižiūrėtojas kalėjimo. and he sees the doors open. Ir jis pamatė atviras duris. And he knows that Roman law says that if he loses his prisoners, he has to serve their sentence. Ir jisai žinojo įstatymą, kad jeigu jisai praranda savo kalinius, jisai tada turės jiem tarnauti. So he decides to do the honorable thing for his family's sake. Jo, kad jisai turės atsidėti ir jisai pergyvena dėl savęs, aišku, ir dėl savo šeimos. He draws his sword and is going to kill himself. Ir jisai išsitraukė kardą ir norėjo nusižudyti. But Paul says, do thyself no harm. Bet Paulius sako, nedaryk savo žalos. We're all here. Mes visi čia. And this amazes the Roman. Ir tai nustebino labai tą romietį. Now, he has heard some stories about Paul, Jisai buvo, aišku, girdėjęs istorijas apie Paulių. and so now he comes in and realizes that this man has saved his life. Bet jisai dabar suprato, kad šis žmogus išgelbėjo jam gyvybę. So he wants to know about Jesus. Taigi jisai norėjo sužinoti apie Jėzų. And Paul tells him about Jesus. Ir Paulius jam papasakojo. And he and his family are baptized and they become Christians that very night. Ir jisai ir jo šeima buvo pakrikštyti ir tapo tą naktį krikščionys. Now, at this point, you have two families that are Christians now. Ir dabar mes turime dvi šeimas, kurios tapo krikščionys. One is a Jewish family with Lydia. Viena šeima tai ta žydų šeima kartu su Lidija. The other one is a Roman family Kita with the jailer. romiečių šeima su kalėjimo prižiūrėtoju. They're about as opposite as you can get. Ir jie, aišku, buvo tokios priešingybės, kokias tik tai tuo metu galėjai surasti. Romans hated Jews and Jews hated Romans. Romiečiai nekentė žydų, žydai nekentė romiečių. But now they're Christians. Bet dabar jie krikščionys. And you begin to see what Christianity does in the world. Ir dabar mes tada imame matyti, žvelgti, ką krikščionybė daro pasaulyje. It breaks down the wall and unites people that were once enemies. Jis sudaužo bet kokias sienas ir sujungia žmonės, kurie kažkada gal buvo priešai. And so, while Lydia was a Jew and understood the Jewish Bible, Taigi Lidija buvo žydė ir aišku, jinai žinojo žydišką raštą. the Roman soldier or jailer would have been a worshiper of Mithra. O romietis, tas, kuris buvo kalėjimo prižiūrėtojas, jisai šlovino Mitrą. And Mithra was a strange religion that existed, that started about the same time as Christianity. Ir Mitra beje prasidėjo maždaug tuo pačiu metu kaip krikščionybė, bet tai buvo iš svetur atkeliavusi religija. And many soldiers and politicians were involved with Mithra. Ir daugelis ir kareivių, ir politikų buvo įsitraukę į šį tikėjimą, į Mitrą. And it was really a religion that was more of a society to take care of each other. Ir tai buvo daugiau kaip religija, kuri rūpinosi visuomenė, kad jie vienas kitų rūpinosi. Politicians that were involved would say, you help me and I will help you get rich. Politikai sakė, padėkite man ir aš padėsiu jums praturtėti. So they were like a secret society to control wealth. Taigi, tarsi buvo tokios įkurtos slaptos bendruomenės, kurios kontroliavo visą turtą. And they were extremely cruel. Ir jos buvo labai žiaurios. In fact, the word mercy
was a bad word to them instead of a good word. Ir malonė žodis buvo jiems blogas, vietoj to, kad turėtų būti geras. And in order to become a jailer, Ir tam, kad tapti kalėjimo prižiūrėtoju, you had to be an exceptionally cruel person. tu turėjai būti labai žiaurus žmogus. And so you have this man who is an exceptionally cruel person Ir taigi mes iš vienos pusės turime žmogų, kuris labai buvo žiaurus now becomes a Christian. ir tampa krikščioniu. And this small church Ir ši maža bendruomenė bažnyčia. that probably has this young girl in it too now, Ir turbūt joje gal vėl ta jauna mergina irgi atsirado, kur demonai išvarė. becomes a supporting congregation for Paul. Ir jie, ta bendruomenė, tampa bažnyčia, kuri remia Paulių, finansuoja jį. And they contribute many times towards Paul's trips. Jie labai daug paaukojo Pauliaus kelionės. Now, this is a picture of the dress of people back then, of women back then. Nuotrauka rūbų, kaip rengdavosi to metų žmonės. And this would have been considered modest dress right Tai there. buvo labai madingi rūbai to metu. Modest, kuklus, atsiprašau. Moterini. Do you understand modest? Yes, kuklus. Okay, so we have a hard time defining the word modest. It can mean different things in different societies. Kad žodis kuklus gali reikšti skirtingus dalykus skirtingose visuomenėse. And this was a sculpture of a Roman family. Tai yra skulptūra romiečių šeimos. Here's the father of the family. Štai šeimos tėvas, He's the boss. jisai vadas. And he can do almost anything he wants. Ir jisai, aišku, gali daryti beveik viską, ką tik nori. He has a wife, Jis turi žmoną, and he has daughters, dukras, but he also has slave boys. taip pat turi tarnus, berniukus. And slaves, he could use them any way he wanted to. Ir tarnus gali buvo naudoti kaip tik tai nori. For a Roman man, Vergai, tarnai, jo. for a Roman man, he could be involved in any kind of sexual act he wanted to be involved with. Pavyzdžiui, naudoti visokiems seksualiniam poreikiam tenkinti. His wife was expected to be faithful to him. Bet jo žmona būtinai turėjo būti ištikima jam. She was not to be with other men. Niekada negalėjo būti su kitų vyrų. And she was to take care of the home and the business Jinai turėjo rūpintis namais ir verslu. and to rear the children. Ir auginti vaikus. But if he wanted to go out and be with a prostitute, it's okay. Bet jeigu jisai norėjo eiti, pavyzdžiui, su prostitutė mėgoti, viskas tvarkoj. And if he wanted to use the male slaves or the female slaves, it's okay. Jeigu jis norėjo tam naudoti moterų ar vyriškų tarnų vergų, ta prasme, tai tvarkoj. And during that period of time, most of the men were bisexual. Tuo metu daugelis vyrų buvo biseksualūs. Now, think about it. This man now becomes a Christian. Ir pagalvokite, toks žmogus tampa krikščioniu. Do you see what a great change would have to come to his life? Ar matote, koks didelis, nuostabus pasikeitimas turi ateiti jo gyvenime? Why in the world would any of the Greek men become Christians? Kam kažkas turėtų tapti krikščioniu? Pavyzdžiui, They were the bosses and they could do anything they wanted. jisai vadas, jis gali daryti, ką nori. And they have to get into this religion that says that you love your wife Ir jisai turi imti, tikėti ir siekti tokią religiją, kuris sako, kad turi mylėti savo žmoną. and that you have to be faithful to her and to her alone. Netgi būti ją ištikimas ir tik jai. Why would you do that? Kam tai daryti? Do you see, there must have been some things that happened in front of them that convinced them Kažkas that Jesus was the Christ. Kažkas turėjo atsitikti jų akise tokio, kas įtikino juos, kad iš tikrųjų Jėzus yra viešpats. You see, you have miracles happening back then. Ir tam stebuklų vyko. Luke is traveling with Paul. Lukas keliavo su Pauliumi. Luke is a physician. Lukas, Lukas, physician, okay. Lukas gydytojas. The Greek physicians knew psychological healing backwards and forwards. Graikų gydytojai, jie žinojo psichologinius gydymo būdus
visokiausių. But Luke leaves his job and he follows this crazy man named Paul. Bet Lukas paliko visą tai ir nukeliavo paskui kažkokį išprotėjusių žmogų vardu Paulių. Why would he do that? Kam jis tai daryti? Because he saw that Paul could do things he couldn't do. Bet nes jisai matė, kad Paulius gali daryti tai, ko jisai niekada nepadarytų. And these miracles in the early church convinced people like the jailer Ir and tie others stebuklai ankstyvoje bažnyčioje įtikino daugelį žmonių to leave their style of life palikti savo gyvenimo būdą and adopt a totally different style of life. ir imtis visiškai kitokią. Now, that little church of two families Ir ta maža bažnyčia iš 2 šeimų over the centuries grew into a huge church. per amžius užaugo į didelę bažnyčią. And this is the church building that existed in around 500 AD. Ir šie pastato liekanos yra bažnyčios, kurie egzistavo maždaug 500 prieš Kristų. You can see, sometimes you look at the church and you say, oh, it's so little. Ir galima pažiūrėti ir sakyti, o kokia maža, But sometimes they grow. bet kartais jos auga. And in this city, the church was great. Ir šiame mieste bažnyčia buvo nuostabi. Now, this is Brother Dumas, Tai brolis Dumas, Steve Dumas, in fact. Styvas Dumas. And Steve is standing in the baptistry. Ir jisai stovi krikštykloje. And back then, when they built a church building, Tais laikais, kai jie statydavo bažnyčios pastatą. take note, Christianity had no church buildings for 300 years. 300 metų krikščionybė neturėjo savo pastatų bažnyčiai. But in 325 AD, Constantine becomes a Christian. Bet 325-aisiais Konstantinas tampa And then they krikščioniu. start building church Ir buildings. tada jie pradeda statyti pastatus bažnyčios. And when they start building church buildings, the first thing they build is a baptistry. Ir būtent pirmas dalykas, pradedant statyti bažnyčios pastatą, buvo krikštykla. They would look and find a place where they could find water, not a stream, but a spring. Jie ieškojo vietos, kur galima būtų rasti vandens šaltinį kažkokį. And they would dig it out. Ir iškasdavo ten duobę. This one has a lot of erosion in it over the centuries. Ir aišku, čia matosi, kad daug jau paveikta buvo per amžius ta vieta. But they would dig it out so that they could make a pool. Bet jie iškasdavo, kad galėtų padaryti baseiną. And then they built a barrier around it. Tada bortelius pastatydavo aplink. And then they built a building around that, which was called the baptistry. Ir tada aplink tą vietą pastatydavo tokį mažą pastatėlį, kuris ir vadinosi krikštykla. And then they built the church building. Ir tada šalia statydavo bažnyčios pastatą. And he wanted, Brother Dumas wanted us to see what kind of baptistry they had. Ir brolis Dumas nori mums parodyti, kaip gilu buvo ten. If you go to any of the ancient church buildings, Jeigu jūs nukeliausite į bet kokią tuo metu senovės bažnyčią, they always had large baptistries where immersion baptism was practiced. tenai visada rasite krikštyklą, kurioje galima būtų panardinti žmogų krikštynę. A lot of people get the idea that water washed away the sins, and so water was used in the baptistry for baptism. Daugelis galvoja, kad vanduo nuplauna mūsų nuodėmes, dėl to naudodavo vandenį. The water never washed away sins. Bet vanduo niekada nenuplauna mūsų nuodėmes. Only the blood of Jesus washes sins. Tik tai Kristaus kraujas tai padaro. But in baptism, Bet krikšto metu it is a drama tai tarsi veiksmas tas vyksta viskas. in which one acts out the death, burial, and resurrection of Jesus. Kurio metu mes esame panardinami, kaip dalyvaujame Kristaus, sorry, can you repeat that? So that the water is not a cleansing agent, Kad mes dalyvaujame Kristaus mirtyje, laidojame ir prisikėlime ir vanduo nenuplauna mūsų nuodėmę. but something to bury in. Bet tai, į ką mes esame palaidojami. So the people were buried in the water here, like Jesus was buried in the ground. Taigi žmonės čia vandenyje tarsi palaidojami, taip kaip Kristus buvo palaidotas žemėje. And then like Jesus was raised from the dead,
so in baptism we are raised up out of the water to walk in newness of life. Taip kaip Kristus prisikėlė gyvenimui, taip ir mes išlendame iš ten, tarsi prisikeliame ir išlipame iš to vandens. And so the early Christians believed that this drama was very important. Ir kai kurie krikščionys mano, kad šis veiksmas yra labai svarbus. And that's why they made the baptistry, so much emphasis on the baptistry. Ir būtent dėl to jie labai pabrėžia tą krikštyklas ir svarbą jos. Now we're going to go from the city of Philippi over to Thessaloniki. Taigi mes keliaujame iš Filipų į Tesaloniką. And as we pass by, we're going to go by Amphipolis Ir eidami mes praeisime Amfipolį, and Apollonia, Apoloniją and we come to Thessaloniki. ir atvyksime į Tesaloniką. And you all say Thessalonica. In the United States, we would say Thessalonica. Amerikoje taip sako, mes sakom Tesalonika. If you went to the city right here, they would say Salonika. Jeigu nukeliausit į miestą, ten paprasčiausiai sako Salonika. Some of them just say Niki. Kiki? Niki. Kai kurie vadina Niki paprasčiausiai. Sometimes in churches, people are reading the Bible Kartais bažnyčios skaito Bibliją žmonės, and they're reading the names of these cities, skaito tos miestų vardus and they pronounce them. They don't know maybe exactly how to pronounce them. Jie bando tarti juos, gal net nežino tiksliai, kaip tai daryti. And somebody raises their hand Ir and kai kas pakelia ranką and says, you said the name wrong. ir sako, tu ne taip pasakėjai pavadinimą. And the fact is, we don't know how they said the names. Faktas yra tas, kad iš tikrųjų mes nežinom, kaip teisingai The pasakyti. only way we can know for sure Mes vienintelį tik tai tiksliai galim žinot dalyką, is dig up somebody that lived 5,000 or 3,000 years ago, raise him from the dead and say, how do you say your city's name? bent jeigu iškasime numirusį, kuris gyveno prieš ten kelis tūkstančius metų ir sakysim, girdi, kaip vadinos tavo miestas. So somebody said, well, he said it wrong. Taip, kažkas sako, jūs ne taip pasakėte, arba tu ne taip pasakėjai. We all say it wrong Tai mes visi ne taip sakome. because we have no idea how they Mes said it. net nežinom, kaip teisingai sakyti. And we don't even know how they pronounced words back then. Ir aišku, tais laikais mes net nežinom, kaip iš vis jie žodžius tardavo. By the way, Thessaloniki is the main port city in Macedonia. Taigi Makedonija beje yra pagrindinis uostas, Tesalonika yra Makedonijos pagrindinis uostas. And it's built right on the coast. And this is a crusade capital. Ir tai kryžiuočių bokštas iš pilies likęs. And here's part of the bay here. And Paul would have come through here. Ir štai čia yra pakrantė ir Paulius čia buvo. And when Paul was here, Kai Paulius buvo čia, he preached for a period of time. jis keletą kartų He, pamokslavo. he was well received and began to convert people. Jis buvo labai šiltai priimtas ir atsivertė daug žmonių. Some of the leading ladies of the city became Christians. Kai kurios netgi vadovaujančios moteris miesto tapo krikščionys. But Paul got in trouble with the authorities. Bet Pauliui iškilo problema dėl autoriteto. Su valdžia, ta prasme, kad And so when he's called before the authorities, he realizes he has to leave the city. Ir jisai, kadangi iškilo tokios problemos, jis suprato, kad turi išvykti iš miesto. Now, when we translate our Bible into our different languages, Kai mes verčiame Bibliją į visas skirtingas kalbas, we come to some words that are specific words, and we translate them generically. kai prieiname prie kažkokių specifinių žodžių, mes norime juos išversti bendrąja prasme. For instance, I might say, there's a tree out there. Pavyzdžiui, aš noriu pasakyti, štai ten yra medis. That's the generic. Tai bendrąja prasme. But the Bible might say it was an oak tree. Bet Biblija, pavyzdžiui, gal norėtų pasakyti, kad tai yra būtent ąžuolas. Okay. Well, back then, each city had its own politicians or their own council, and they always had their own name for their council. Ir tuo metu kiekvienas miestas turėjo savo vyriausybę, valdžią, ir kiekviena valdžia vadinosi skirtingai, savo pavadinimai turėjo. So when Paul is at Philippi and he's called before the council, it has a specific name for that city. Taigi, kai Paulius buvo Filipuose, jisai buvo pastatytas prieš vyresniuosius ir jie turėjo tam tikrą pavadinimą.
And Luke uses the specific name, Ir Lukas naudoja tam tikrą pavadinimą būtent. but we translate it like the city fathers or the counselors, or we might say the magistrates. Ir mes verčiame paprasčiausiai sakydami taryba arba vyresnybė arba dar kažkas, paprastai bendraja prasme. Now this is important Bet tai svarbu paklausykite. because at Thessaloniki, Luke uses the word politarchs. Bet būtent Tesalonikoje naudojamas buvo žodis politarchai, And historians say impossible, bet istorikai sako neįmanoma. because politarchs was a term that was used only in Turkey. Bet nes sako, būtent tas terminas politarchai buvo naudojamas tik tai Turkijoje. They said that it was never used in Greece, Jie sako, kad tai niekada šis pavadinimas nebuvo naudojamas Graikijoje. and that whoever wrote, see, they question that Luke wrote Acts. So they say whoever wrote Acts didn't know what he was talking about. Ir jie aišku neigia, kad Lukas iš vis parašė apaštalų darbus, bet sako, kas bet būtent būtų parašęs tą knygą, jisai neteisus. One of the things I've learned in studying archaeology Vieną dalyką, kurį aš išmokau studijuodamas archeologiją, is that when the Bible and history disagree with each other, Biblija ir istorija vienas su kitu pešas nesutinka. stick with the Bible, Tad laikykitės tada Biblijos. because sooner or later somebody will dig up a stone Nes anksčiau ir vėliau kažkas iškas akmenį, that'll show that the Bible has the exact right word, kur parodys, kad būtent Biblijoje buvo labai teisingai pasakyta. and that's what they did at Thessaloniki. Ir būtent taip atsitiko su Tesalonike. This stone right here Štai šis akmuo, uses this very term ir būtent jame for the city parašytas officials ir naudojamas vyriausiųjų pavadinimas politarchai. And what they discovered was that for a very short period of time, maybe like 5 years, Bet buvo išaiškinta, kad labai trumpo metu, kažkur gal 5 tik metams, this term was used for the city leaders. šis terminas būtent ir buvo naudojamas miesto vyriausybei. And it's during the period of time when Luke and Paul are here. Ir būtent tuo metu Lukas ir Paulius buvo tenai. And so Luke uses the exact right term. Taigi Lukas naudoja būtent labai tikslų terminą. And the only way he can know that is to be there. Ir vienintelis būdas, kaip jis tai galėjo žinoti, aišku, kad būti ten pačiam. Some people like to say, well, Acts was probably written 300 years later by somebody we don't know who. Kai kas gali pasakyti, apaštalų darbai buvo parašyti ten po 300 metų, neaišku kieno. Well, there's nobody knew the right word. Niekas nebūtų žinojęs to tinkamo žodžio. Now, we're going to find that, we're going to look at Corinth tomorrow night, and we're going to see some stuff like that too. Ir mes rytoj pažvelgsime į Korinto miestą ir pamatysime daug panašių tokių dalykų. By the way, if you want to see this stone, it's in the British Museum in London. Aišku, jeigu jūs norite pamatyti tą akmenį, nuvažiuokite į Londoną, Britaniją, ten muziejus yra šis akmuo. And so now we're going to leave Thessaloniki and we're going over to Berea. Taigi mes dabar paliekame Tesaloniką ir keliaujame į Berėją. And Berea is one of those cities that when I went and visited, I said, I could live here. Berėja, tai vienas miestas, kurį aš aplankiau ir sakiau, aš norėčiau čia gyventi. And all of this land down here used to be swamps during the time Paul was there. Ir slums. Swamps. Okay. Kai Paulius buvo tuo metu, visas ta vietovė buvo paprasčiausios pelkės. But Berea is built up kind of on the hill. Bet Berėja buvo pastatyta šiek tiek ant kalno. And this is Brother Dumas. Tai brolis Dumas. And he's standing at a church building that was built in a certain spot for a reason. Ir jisai stovi prie bažnyčios pastato, kuris buvo pastatytas tam tikroje vietoje. See, when Paul went to the city, he went to the synagogue and he preached. Kai Paulius atvyko į šį miestą, į Berėją, jisai nuėjo į sinagogą ir pamokslavo. And the people in this city did something that Paul commended them for. Ir šio miesto žmonės, kai padarė kažką, ką Paulius jiems pasakė. He said, you have studied the scriptures to see if the things that I say are true or not. Sako, jūs studijuojate, nagrinėjate raštą, žiūrite į jį, tyrinėjate, kad patikrintumėte, ar tai, ką aš sakau, yra tiesa. And that's something that's a principle for all of us. Ir tai tapo tarsi tokiu principu mums visiems. We preachers are not God.
Mes esam pamokslininkai, mes ne Dievas. Sometimes we say things are wrong. Mes kartais pasakome dalykus, kurie gal nėra teisingi. Personally, I don't know any preachers that deliberately say something wrong. Aišku, aš nežinau pamokslininko, nepažįstu, kuris pamokslautų specialiai kažką neteisingai. But most of us are pretty ignorant. Bet daugelis iš mūsų padarom klaidų. And we accidentally say things that are wrong. Ir nepripažįstam ir kartais gal pasakom, kad So it's important for us all to study the scriptures, ir taigi mums labai svarbu patiems nagrinėti raštus, to see if these things are true. kad patikrintume, ar tie pasakyti dalykai tiesa. And so this church building was built where that synagogue was. Ir štai ši bažnyčia buvo pastatyta būtent toje vietoje, kur buvo ta sinagoga. And they have a saying on the building, and they write this saying, Ir užrašas ant namo, ant to pastato byloja, that the Bereans were more noble because they studied the scriptures to see if these things are true. kad berėjiečiai yra išmintingesni, nes jie tikrina raštus, ar tai, kas pasakyta, buvo tiesa. And now we're going to head for the coast, Taigi mes einame tiksliau pakrantę. and we're going to pass by Mount Olympus, as it's over here. What mountain? Mount Olympus. Olimpo kalną mes praeiname, kuris čia prie. And Paul is going to get on a ship and sail to Athens. Taigi Paulius čia sėda į laivą ir išplaukia į Atėnus. And so tomorrow night we're going to pick up with him at Corinth, and we're going to finish our lesson at this time. O mes rytoj pagausime į Korintę, o šį vakarą jau baigsime mūsų. And if any of you have any questions, I'll be glad to answer them. Jeigu jūs turite If kažkokių you want to come up to me and talk to me. galite dabar užduoti arba galite vėliau prieiti ir pasikalbėti su manimi. Thank you for your attention. Ačiū už jūsų dėmesį. Mes dabar turime sausainių, arbatos, kavos, dar galite nepatiekti, pabendrauti, atsigerti ir gerai dar praleisti keletą minučių. Prašom visiems. Juozai, ačiū ir aš.